Sveiki atvykę į Vieną. Taigi jau esame Austrijoje, Vienoje. Geriau nepasakosiu mūsų istorijos, kaip mes pagaliau suradom butą ir kaip mes suradom tą vietą, iš kur pasiėmėm raktus. Čia istorija, kuri gali tęstis valandą laiko, o dar prieš tai, kai mes turėjom naktį persėdimą, nes autobusas važiavo iš pradžių iš Vilniaus pro Lenkiją, turėjo ten keletą sustojimų ir galutinis buvo Krokuvoje. Ir Krokuvoje mes turėjom perlipti į kitą autobusą ir aišku, mes beveik lipom ne į tą autobusą. Turėjom nuvažiuoti į Vieną, vos nenuvažiavom į Budapeštą. Tai va, tokios istorijos. Ačiū Dievui, kad užėjau už to autobuso ir pažiūrėjau, kuris ten kitas ir galvojau Vieną. Sakau, traukiam lagaminus kuo greičiau. Esam dabar mūsų bute, kurį išsinuomavom 2 dienom, busim čia 2 dienas su pusę per Airbnb. Ten mano draugė sėdi ant sofos. Telefoną krauna, rašinėja. Čia yra studio tipo butas, kuris čia įeini. Čia virtuvė. Ten vat. Ir čia kitas kambarys. Tai va. Greitai, kol dar turiu laiko, parodysiu, ką aš pasiėmiau iš makiažo su savim. Tai pas mane čia visiškas minimalizmas. Tai Misha BB kremas. Maskuoklis mano mėgstamiausias Makeup Factory, kur jau rodžiau. Tuomet čia tiesiog veidrodėlį. Čia paletė In the Balm of Your Hand. Ir čia yra viskas, ko tik gali prireikti. Skaistelai, šešėliai, lineris, highlighteris, bronzeris. Ir čia net yra lūpų dažų, bet lūpų dažų aš nenaudoju. Tai pats geriausias pasirinkimas keliaujant būtent. Tuomet Smashbox šešėlių bazė Photo Finish. NYX. Šitas vat žymus pieštukas ant akių. L'Orealio violetinis tušas, tas naujiena irgi. Maybelline Clay Crush matinis lūpdažis. Pupos raudonas matinis lūpdažis skystas. Pieštukas lūpų L'Orealio. Pravedimas NYX, kuris iš tikrųjų nelabai kažkaip man patiko. Ir Juicy Shakeris vietoj lūpų balzamo. Viskas, jo. Ir viskas sudėjau beje į Michael Kors kosmetinę. Čia mano pusryčiai. Sakyčiau jo, nes tikrai ne pietus, dabar yra apie gal 20-11 kažkur tiek. Tai čia manau, kad yra jogurtas geriamas ir kruasanas sumuštinis. Tai skanaus. Kol čia sėdžiu ant lovos. Lagaminas. Tai va čia toks turim čia barą. Čia, aišku, čia nieko negersim. Čia yra kavos aparatas su kapsuliam ir vafliukų mums davė. Paliko. Tai paragausim iš tų vafliukų. Nes girdėjau, kad šitie vafliai, nu gerai atsikels. O die. Sekundę. Nes girdėjau, kad šitie vafliai yra labai šiaip žymus Austrijoje ir kad tipo galima net kaip suvenyrą kokį parsivežti. Tai va, taip jie atrodo. Vėliau pranešiu, ar skanugi buvo. Išėjom į miestą. Dabar einam pasiimti korteles. Vieną pas, kurias užsisakėm. Tai sumokėjom 74 eurus kiekviena iš mūsų. Ir ten gausis visi ėjimai į muziejus ir taip toliau nemokamai. Tai gal apsimoka. Tai pažiūrėsim, ar tikrai apsimoka. Jei, radau vitrinui savo lagaminą. Va šitas yra mano Rimovos. Kaina tai 850 eurų tik tai. Kas čia yra? Niekai. O Dieve, šitas miestas tai yra kažkoks užburtas, nes pasiklydom jau kokį 10 kartą. Jei, suradom stotelę. Dabar lipsim į autobusą. Aš labai tikiuosi, kad mes tikrai lipsim į tą autobusą, nes šiandien mums tai su maršrutais labai nesiseka.
Dieve, aš kaip apsiviniojus, kaip nežinau kas, kaip kopūstas. Va, matot, kas vyksta. Ai. Šiek tiek pakeičiau vardą. Dėja. Čia Cinnamon Roll. Bandysim pažiūrėti, kaip atrodo Austrijos sostinė iš viršaus ir kelsimės į Švento Stefano. Iš Švento Stefano bažnyčios patį viršų. Nes turim, parodyk kortelę, aš parodysiu. Turim va tokias korteles, vieną pas, su kuriam galim eiti daug kur nemokamai. Tai yra nemokamai, nes mes prieš tai sumokėjom už tai. Bet šiaip tai rekomenduoju tokius dalykus, kaip atrodo čia viskas. Atėjom į muziejų kvartalą ir einam į šiuolaikinio meno muziejų, kuris yra už manęs. Kaip būna, kai aš atsisėdu ant suoliuko pavalgys. Va. Grįžom namo ir apsipirkom parduotuvėje, kuri anksčiau buvo Lietuvoje, kai aš dar buvau labai maža, ji vadinosi Spar. Tai jų čia labai daug Austrijai. Tai ką nusipirkom, tai salotos su vištiena ir su fetos sūriu, tai kainavo po 3 eurus. Tada čia yra su... gerai. Čia su kinua, šitos 2,50, čia ne mano sumuštinį, čia euros 50, padažas salotom 50, jogurtas 60, bananai kilogramas eurą 2 eurai žodžiu ir čia alus, čia man, čia euras. Jo, tik tiek, tai dabar eisim valgyt ir jau miegot, tai manau, kad susitiksim jau rytoj.